didžiausia nauda yra tai, kad tu gali dirbti savarankiškai ir tu kažkaip sugebi susikaupti, pats apdoroti informaciją. Mokykloje būdavo taip, kad tu turi kažkokį kursą ir nedaug dėvė tavęs, ko nors iš kitur paklausti. Tai kai paklausi iš kitur, tavo pirmas klausimas pačio būna, kodėl, žinai, iš kur čia ištraukia. O tada, kada tu pasimokai pats ir kada tu pradedi rūpinti savo žiniom, tai ką tavęs moko universitete, tada tu gali savo leisti kitaip viską dėliotis, pagal save spręsti tai, ko tau reikės ir kokybiškai tai suprasti. Tai Danijoje mokytis buvo gerai, bet tokios praktikos kaip Lietuvoje tu niekada negausi. Tad pagalvojau, kad metus pasimokęs tu gali išmokti sistemą, suprasti, kaip tu gali viską padaryti, ko mokytis reikia, kaip egzaminus išlaikyti, ko iš tavęs Danai tikisi. Tai metus dėl to su mumis pabuvau, kai pabūni metus, tada jau žinai, ką gali toliau daryti. Ir su kiekvienu egzaminu, kurį laikai iš Lietuvos, darosi vis lengviau. Bet matai, kai tu pradėjai mokytis Danijoje, tu jauti tą europinį ritmą mokslo. Tu daugiau gauni žinių, daugiau savo nuomonės turi, o tarkim Lietuvoje tu to neturėtum. Bet iš kitos pusės Lietuvoje gali žymiai geresnę įmonę ateiti, gali geresnę praktiką gauti. Tai dėl to galima tokiu būdu labai nesudėtingai suderinti mokslus, nes Danija nelabai seka lankomumą ir gaunasi taip, kad tu mokaisi eksternu praktiškai. Ir tavo mokslas tuo pačiu yra neapribojimas laiko dėl iš studijų pusės ir viskas lieka tavo galimybių klausimas. Ką konkrečiai dabar? Viskas priklauso nuo tavo ir darbdavio santykių. Tad pradžioj, kai tu tiesiog stengiasi suderinti mokslą, o po to tu stengiasi suderinti tempą, kiek tu greitai gali perimti pačią specialybę ir kiek tu nori, kokio balo tikiesi iš egzaminų. Tai galbūt tu nebesieki to, kad tai būtų 12, kaip Danijoje yra maksimalus rezultatas, bet tiesiog galvoji, kad tau galbūt pakaktų išlaikyti, tuo tarpu geriau vystant pačią profesinę pusę.